Šiandien turime 2 VBA uždavinius. Vienas iš jų yra iš 2013 metų, 23 uždavinys, 3 dalies, geometrinis uždavinys. Kitas uždavinys yra labiau funkcinis uždavinys iš 2017 metų, 22 taip pat 3 dalis. Tai pradėkime nuo geometrinio. Taškas C priklauso pusapskritimui su centru O, CD statmenas AB, AD lygu 4, DB lygu 9. Paskaičiuokite atkarpos CD ilgį. Paprasčiausias būdas, kurį radau, tai būtų tiesiog 3 lygčių sistemos, tai reikia kažkaip įsireikšti CD. Ką galima pastebėti, kad trikampis ACB bus status, nes AB yra lygus pusapskritimio, arba 2R galima rašyti, arba D, pusapskritimio skersmeniui. Ir pagal taisyklę įbrėžtinis trikampis, kurio įžambinė yra lygi apskritimo skersmeniui, yra status. Jeigu nusibraižysime AC ir CB, mes taip pat gausime dar 2 trikampius stačius ACD ir CDB. Tai iš tų abiejų trikampių pagal Pitagoro teoremą galima įsireikšti CD. Tai iš trikampio ACD AC kvadratu minus AD kvadratu yra lygu CD kvadratu. Iš trikampio CDB turėsime, kad CB kvadratu minus DB kvadratu yra lygu CD kvadratu. Mes žinom DB ir AD ir taip pat galima paskaičiuoti AB. Tai čia AB bus lygu AD plus DB, kas yra lygu 13. Ir, kai matot, čia yra 2 lygtys, bet yra 1, 2, 3 nežinomieji. Vadinasi, jos nėra išsprendžiamos, reikia dar vienos lygties. Ir kitą lygtį galima sudaryti iš šio didelio ACB trikampio. AC kvadratu plus CB kvadratu bus lygu AB kvadratu. O AB mes žinom, tai galime išsistatyti 13, gausim, kad AC kvadratu plus CB kvadratu yra lygu 169. Ir toliau turime tokią lygčių sistemą. AC kvadratu plus CB kvadratu yra lygu 169. Tada vietoj AD ir DB iškart galima statyti skaičius, tai AC kvadratu minus AD, kas yra 4 kvadratu 16, lygu CD kvadratu ir CB kvadratu minus DB kvadratu 81, lygu CD kvadratu. Ir čia jau reiktų pastebėti, kad jeigu sudėsime antrąją ir trečiąją lygtis, mes gausime AC kvadratu plus CB kvadratu minus 97 yra lygu, reikia nepamiršti sudėti ir dešinės pusės 2CD kvadratu. O AC kvadratu ir CB kvadratu mes jau turime štai čia viršui, tai yra lygu 169. 169 minus 97 yra 2CD kvadratu. Atėmus gauname 72 yra lygu 2CD kvadratu, daliname iš 2, gauname, kad CD kvadratu yra 36, traukiam šaknį, CD yra lygu plus minus 6, bet kadangi CD yra atkarpa, tai CD turi būti teigiama, vadinasi CD yra lygu 6. To mūsų ir prašė surasti mūsų CD ilgį. Tai čia būtų atsakymas, CD lygu 6. Kitas uždavinys. Ledo arenos pagrindas AB B1A1 yra stačiakampis. Priekinė ir galinė sienos statmenos pagrindui
lygios ir lygiagrečios. Jų kraštas yra parabolės y lygu minus 0,1 x kvadratu plus 22,5 formos. 22.1. Apskaičiuokite atkarpos AB ilgį. Na, kadangi tai yra parabolė, taške A ir B y bus lygus 0. Vadinasi, mums tiesiog reikia išsispręsti lygtį. Jeigu turime, kad y lygu minus 0,1 x kvadratu plus 22,5, tai kad rast tašką A ir B reikia prisilyginti y 0. Vadinasi, 0, jeigu minus 0,1 x kvadratu plus 22,5, minus 22,5 yra minus 0,1 x kvadratu. Visą lygtį galima pasidauginti iš minus 10, gausime 225 yra lygu x kvadratu. Traukdami šaknį gausime x lygu plus ir minus 15. Vadinasi, taškas A bus minus 15, kadangi jis yra kairėje pusėje, o taškas B bus lygus 15. Tai yra x-ai, tų taškų x-ai, nes y bus lygus 0. Ir mums reikia rasti atstumą. Tai galima B tiesiog paskaičiuoti kaip modulį iš B taško x atimti A taško x-ui. Gausime 15 minus 15 modulis, tai gausime, kad atstumas AB yra lygus 30. 22.2. Prie arenos galinės sienos įrengta 28 metrų pločio stačiakampio gretasienio formos pakyla. Dvi pakylos viršūnės priklauso galinės sienos kraštui. Raskite pakylos aukštį h. Vėlgi grįžtam į tą parabolę. Čia šiek tiek pasibraižysiu, jeigu čia nebus labai tiesiai, bet tiesiog, kad matytųsi. Turime parabolę. Žinom, kad čia yra 15, čia yra minus 15 iš praeitos užduoties, viršui kerta per 22,5. Ir pasakyta, kad ta stačiakampio formos pakyla yra 28 metrų pločio ir kraštai yra prigludę prie šios parabolės ar tos arkos šonų. Vadinasi, atrodytų kažkas va tokio. Ir jeigu per visą ilgį yra 28, vadinasi, čia 14, o čia bus minus 14. 2 taškai. Visas atstumas tarp jų bus 28. Tai, o mums reikia aukščio h. O aukštis h čia bus tas pats, kas y. Taigi, nesvarbu, ar įsistatysim minus 14 ar 14, kadangi abiejuose šituose taškuose h arba y yra toks pats, tai galima įsistatyti 14. Tai minus 0,1 kart 14 kvadratu plus 22,5 rasime y, rasime h. Kadangi tai yra trečia dalis, reikėtų labai trumpai paaiškinti, pasibraižyti reikėtų ir paaiškinti, kad atstumas tarp tų taškų 28, vadinasi, vienas taškas bus minus 14, kitas taškas 14 ir tada jau tik tiesiog galima įsistatyti. Tai y bus lygus 140, tai yra 14 kvadratų yra 196 plus 22,5. Čia tas paskas 1/10. Tai dauginant 196 kart minus 1/10 mes gausime minus 19,6 minus 19,6 pridėję 22,5 mes gausime 2,9. Vadinasi, mūsų h yra 2,9. Gerai, trečioji dalis 22.3. Mums reikia apskaičiuokite ledo arenos galinės sienos plotą.
Vadinasi, kaip atrodo galinė siena. Galinė siena yra tiesiog mūsų šita parabolė nuo -15 iki 15. Tai tam, kad rast šitą užžymėtą plotą, mums reikia integruoti nuo -15 iki 15 parabolės funkciją. Vadinasi, integruojam nuo -15 iki 15 funkciją -0,1x kvadratu plus 22,5 ir integruodami gausime -1/30 x trečiuoju plus 22,5x nuo -15 iki 15. Įsistatę 15 gausime, jeigu į x trečiuoju, gausime 3375, tai minus 3375 trisdešimtosios plus 337,5 ir turime atimti minus. Jeigu čia įsistatysime x minusą, čia minusas, vadinasi, pasidarys pliusas, tai 3375 trisdešimtosios minus 337,5. Taip, tai gausime štai taip, jeigu skliaudinėsime, tai gausim minus 3375 trisdešimtosios plus 337,5 minus 3375 trisdešimtosios plus 337,5. Ir čia vieni atsijama, vieni susideda. Čia jeigu atsijams gausime tiesiog 337,5. Viskas iš dviejų. Gausime minus 6750 trisdešimtųjų plus 675 berods. Na, čia nuliai suprastina. Šitą galima kaip bendravardiklį dauginti iš 3. Gausime minus 675 trečiosios plus 675 kart 3 yra 2025. Atėmus gauname 1350 padalinta iš 3 ir 1350 padalinta iš 3 yra tiesiog 450. Vadinasi, štai čia yra mūsų trečiosios dalies atsakymas. 450.